Hypinės ir tu čia? Kaip suprasti? Ką žinau, taigi daugai. Ko čia hypintis? 3 kartus nebaigti ar daug. Apsiklijavę, ruošiasi žmonės irgi visi. Esame 16 šiam ralį. Gydiu, kaip tu šitas skaičius po pernai? Nelabai, ne? Galėtų biškai aukščiau būt, bet svarbu nekartot pernai šios skaičiaus klaidų. Pravažiuoja Gydiaus bendradarbis. Tai tik dėl to, kad raudono maikė. Tai va, esam dauguose, čia dalyviai ruošiasi puošiasi, administracinė komisija praeita, važiuojam susirašinėti trasų, tai planas toks kol kas, paskui grįžtam į Kauną ir į tai va atvažiuojam su savo automobiliais abiem į varžybas. Dar turėsim techninę komisiją. Prilytą kažkiek matom, tai gal bus įdomiau šitas ralis, ne toks sausas kaip visi. Bandom žiūrėti, kas bus trasose. Varom. Nori. Kairis 4 pjaut. 30. Dešinys 3 greitas į šarą. 80. Kairis 4 ilgas. Kairis 3. Toliau. Dešinys 4 kalniukas ir kairis 4. 30 tramplinas. Čia pats pasimečiau, ką čia dabar. Kairis 4, 30 tramplinas, dešinys 4, 3, 2 labai ilgas ir kairis 2 siauras. Tarp medžių. Dešinys 2 minus ilgas. 60, dešinys 3 per kalniuką, kairį 4. 150. Kairis 5 per kalniuką balas. Kairis 4 tramplinas. Kairis 5-4. Per kalniuką, da. Na, panašiai jau susirašėm automobilis į susirašėm automobilį. Egidijus nieko čia nedirba. Ar dirbi kažką, ar reels žiūri? Jau vėl pyksi. Pyksti visą laiką. Tai pirmas ruožas labai sunkiai rašėsi, neturėjom jokios treniruotės prieš tai susirašymą, tai sunku buvo, tai metrai visiškai nelipo. Nu, antram jau pagavau, manau, tą susirašymą tempą ir dabar visus kitus lygiai gerai. Tai dar gal pasitikrinsim namie, o dabar lieka dar 2 ruožai, dabar visai kitam gale ten virš Daugų. Tai bandom važiuoti link ten, kol kas viskas kaip ir sklandžiai. Nepaisant to, kad pradžia buvo sunkiai susirašymą. Startas kairis 4 pro šakas. Čia startas toks atkelt, lėtas. atkelt. 60, kairis 4 pjaut. 40. 40 metrų. Dešinys 5 ir kairis 4 siauras slidu. 60. Dešinys 5 per kalniuką pjauti. 30 tramplinas kairiau ir kairis 4 į viršų. Kalniukas. Kalniukas ir dešinys 3 slidu. 20 kairis 3. Baigiam susirašymus. Mėgaujamės gaiva. Tokio rudenėlių dvelkia jau. Nu, aišku, ne veltui dvelkia, bet smagu vis tai. Susirašymai nuostoliai kaip per ralį. Jau buvo ir prieš tai kitas veidrodėlis. Nu ką, buvo lietaus, dabar jis neįsigėdrė, bet aprimo tas lietus. Tai dar gal naktį atrodo, prognozės rodo, kad lis, ryte gal, po pietų jau turbūt saulė bus. Bet šiaip purvinokia, ne? Važiu. Nu, tokie, kaip matosi. Nu, nėra tai tragiškai tas purvano mašinas, bet šiaip buzos daug, slidumų nemažai. Bus įdomu šiaip pagaliau tas toks
purvas man, nežinau, tas tikras ralis jau, kaip purva yra, nes tas ant žvyro dulkės smagu irgi, bet atsibodo, nes jis 4 etapai prieš tai buvo sausas ralis. Dabar jau bus kitas kažkas kitaip, tai įdomu, kaip seksis. Purvynis toks. Yra vietų, kur ten įdomu, kaip ten gal atšauks, neatšauks, nežinau, bet startus gal nukelt reiks, nes labai tešlos yra kai kur. Šiaip visuma gerai, gal tas vienas ruožas, visi normalūs šiaip. Pirmi tai tikrai smagus labai, šitas paskutinis labai smagus irgi, labai greitas, per nupievasi tokie kalniukai, tai čia žiūrovom bus daug, matyt gali patogu stebėti. Tai va, viskas varo milsėtis, daugiau nežinau, ką čia pritauzit. Stenogramą dar jo, pasižiūrėti video, dabar 8 valandą gal grįšim į Kauną, nes dabar kiek 7, gal 8 grįšim namo ir dar persirašyti, jeigu reikia tvarkingai, dar pasitikrinti pagal video, nes yra dar keletą vietų, kur noris pasianalizuoti, kaip ten iš tikrųjų važiuoti. Na ir ką, susimatysim rytoj. Jis filmuoja dabar tokia būsime. Nufilmuoja kaip tu ari, kaip šuo. Dabar jau. Tai labas rytas. Nesigalvoju, ką. Išvažiuojam į Draugus. Eigis prabangiai, aš. Tai va. Tai atvykti į Draugus. Aptingau biškelį važiuoti. Tu neaptingai, jeigu važiuoti? Toks atstumo nedaug, bet aptingau, dabar sušilau jau. Kol įsirengėm. Aš ten negribavo. Negribavo gerai? Važiavo gražiai. Pagal nuotaiką sabat. Arba pagal vairuotę. Ja, tai va, įsikūrėm, sušilam dabar jau. Varysim technikiuką jai. Ir ką, pradedam Draugus. Reikia tikėtis šį kartą bus sėkmingesni Draugai. Su Sabu kaip ir viskas gerai. Sabas nusiteikęs rimtai šį kartą. Bandysim likti ant kelio, nes šlapia turėtų būti. Kaune lyja ir čia turbūt liktai lyja, sakė, tai vakarių buvo šlapia, tai šiandien turėtų būti dar šlapiau. Tai reikia stenogramą kažkaip pritaikyti esamą prie šiandienos šlapumų. Nu, atėjom. Automobilių sporto klubas Marim Motors Racing. Ir taip, 16 startų numeris. Tikrai įspūdingas ir nekasdienis automobilis, bet tikrai vien startų numeris byloja, kad važiuoja vaikinai galingai. Paulius Butmanas, Egidijus Gelūnas. Pauliau, tikiuosi taip jau kaip pernai pirmoje sekcijoje, ne, viskas bus gerai. Tikėkime, kad, ta prasme, šio ralio kodas bus nulaužtas. Короче, už 23 metus buvai nuvykti. 3 darbėginai, 1 startas, kairės 4 pėdas, 30, dešinės 3 greitas išorė. Dešinės 2 minus ir kairės 2 ilgas pėdas. Kairės 4-3 perkaliukai 10-3 per tramplino finišas. Kažkaip, tai negės, aš tikrai jaučias tas, kad košė tokia kažkokia.
Dėjom niurką biškį. Nu, viskas gerai, patikrino filtrą, tai iki filtrą nedėjo. Filmuoji? Atšturmanavo, egis iki grupą. Normaliai, ne? Su visais lyderiais, su žvaigždėm. Kaip ar buvo, kad yra grupė būtina su visais. Buvo, kad dar pirminiai išvažiavo. Du ruožus įviniojam. Sabą matėt, ne kažką. Purvineizas. Važiuojasi gerai, tarkingai. Tik trūksta kažkaip, nu kažkaip sunkiai klampoja per tą purvą automobilius. Nu, bet žiūrėsime. Kol kas. Gerai. Atsirėsim. Biškį apsimazot. Nu va, kaip nieko nebuvo, nieko. Jau mechanikas nekantrauja. Dar du ruožus įvykiam, servizai, kol kas be gedimo. Kol kas be gedimo ir atiduodam tada į mechaniko rankas. Ir pailsėsim biškį. Can't touch this. Daugai goes rock and roll. Baigėsi servizas mūsų ir regrupas. Pailsėjom. Spėjom užsikimarint per daug kaip galbičių. Siaubučių yra pašnausti. Jo. Nu, nebėr kada jau, už 10 minučių kažkur išvažiuojam iš Daugų į viršų, kur dar 4 ruožus turėsim. Ir ten spręsis šios dienos likimas visiems.
Būna susikoncentruok prieš ruožą. Koncentruokis tu. Koncentruokis. Koncentruokis. Gerai, nepažasau. 3, 2, 1. Startas. 5-4 prašaras. 40, 5-4. Jau. 40. 4, 20. 4 ilgas spėjo. 140. 4 pėjo. Šventasis yra grupas, jeigu. Čia ant kalno bažnytėlė, čia koplyčia kažkokia. Tai pašventinti mes, kaip tik tada, prieš paskutinį. Jo, grinai prieš paskutinį pasišventinti, kad neprisidirbti teks. Sėkmingai, kad pabaigti. Geros auros. O ką, nežinau, šitie gerai buvo, ar ne? Man tai normaliai atrodė. Nu, vietom ten jau labai greit pradėjom daryti. Tai vos spėjau jau. Garsiau tu kalbėjo, namyrėlį. Ai, tai čia be mikrofono. Jo, nebereikia. Nu jo, gerai nuo kelio gal. Norėtus drąsiau kažkur, bet labai slidu šiaip ir lengva prisidirbti buvo šitam 5 ir 6 jau geriau, bet žiūrėsim kaip antras kartas dabar. Pasiruošęs sėgi? Pašventinimu dabar iki finišo. Kitas ralis, kad vėliau. Ten vietą gal gerai.
Finišas matyt, kad neturbūt. Finišas yra. Duok taką. Finišom ralį draugai Dzūkija. Visiems buvo ralį Dzūkija, mums buvo ralį Daugai. Reikėjo pernai metus finišuoti. Padaryta. Paskutiniam gerai pravalė, jeigu sakė vyriškai, tai gerai, aiškiai. Man patiko, tikrai atrodė, kad ten jau leidžiam visur, kur galima buvo leisti. Kiek sabas leido, tiek davėm. Kiek kelias sąlygas. Gerai, varom į centriuką. Girdėjau. Ralys Dzūkija veikta. Daugai. Mes važiavom kaip ralys Daugai. Mes pernai turėjom nekokią patirtį, tai šiemet atsigrebėm. Tas ir svarbiausia gal buvo, nors norėjos aišku palipėti į top 3, bet be šansų kažkaip. Manau, vis tiek konkuravom, tiek galėjom. Nu jau. Savo galimybės, tai... Nežinau jau ten. Per galvą verstis turėjom, jeigu kažką gal dar. Bet ir tai ne. Kai būna, kaip per galvą vertiesi? Jo, neversta buvo, jau mes pernai per galvą vertėmės, tiesiog net žodžio prasme, tai viskas gerai. Sveiki, mašina irgi sveika, finišė ir džiaugiamės už kolegas. Siek smagu, kad gyvas sveikas, mašina irgi tvarkinga, tai ko daugiau norėtų. Tai jo. Linkėjim visiems iš Daugų, aišku, fanai kažkaip gal pasitempt galėtų, mažokai šiandien sulaukiam. Bet atvažiuoja vis tiek kaip kiekvieną ralį, tai ačiū visiems, kas važiuoja, kas pažiūri, padeda prie mašinos dirbti, žodžiu, kas prisideda, labai ačiū. Tai kad būtų daugiau, į Druskininkus kviečiam. Jo, uždaryti sezoną. Uždaryti sezoną. Toliau rinksim taškus sezoną, kol kas susitapas finišas, toks tikslas turi būti ir Druskininkose. Tai žodžiu, iki. Plauna apmauda Rakauskas. Tu nenori? Mes einam tu su kavytė nuplausi apmaudą. Nauji rėmėjai gal bus, gal pažiūrės važiuok vlogą. Tiktų? Nu, tiktų spalvas. Einam plauti apmaudą, aš nežinau su ko nuplausiu. Mineraliniu. Namuose rimčiau jau. Su mineraliniu man.